Kad iki čia atvažiuot. Navigacija pravedė per trumpesnį kelią, spygliuotą tvorą. Biškį papuoliau. Viršui galima važiuoti, čia užtverta, nu eik tu. Uoliena šlapia akmenis, važiuoju, ratas tai pusę sulenda į duobes. Kaip aš užkilsiu, aš nežinau. Aš tik mačiau, kad čia tas kelias yra neilgas, kad paskui įsiliesiu į geresnį kelią. Ir šiaip čia ta vieta, kur negalima nueiti į šoną. Čia jau rekomenduojama nenueiti į šoną, nes čia sprogmenų pilna. Bet kaip man užkiltai, neįsivaizduoju. Kalną kiltai čia košmaras, aš jau vos nusileidau. Motociklo rankena tai buvo 20-30 cm nuo žemės, bet kažkaip atkėliau. Tikrai negalvojau, kad užvažiuosiu. Pirmą kartą krosaviką vairuoju. Čia vat jau kelias dinginėja. No number plates? No number plates? Oi, fūra neužvažiuoja, prasisuka. Ai, mes galim šaut pro šoną, viskas tvarkoja. Jau čia pradėjęs formuotis viščiukas. 123 km važiavau 4 valandas. Nu, čia mokinsiuos iš naujo valdyti techniką. Tai sąžiningai sakau, jeigu nenukrysiu nei karto, tai... Vaje, kai taip lenkia ant aklo posūkio, jie papypsina, bet kartais ir nepapypsina ir tu išlendi ir prieš tave fūra stovi. Čia esu kaimelį, kuriame per jokius internetus nieko neužsisakysi. Duodu nominaciją pats baisiausias ir pats geriausias viešbutis, kuriame esu kada nors buvęs. Biškį papuoliau. Bet kaip man užkiltai, neįsivaizduoju. Galinės padangos kameros jau neturiu. Jeigu praduriu, tai reiškiasi 300 km atstumų čia tie kaimeliai niekas neturi. Dar liko važiuoti minimum 4 valandas. Labai paprastu keliu, štai tokiu. Šito posūkio nesitikėjau ir nelabai norėjau. Jau po vakar norėjau išeiti į pensiją, biškį pailsėti porą dienų. Šiandien iš gyvos dvasios važiavau. Dar aišku alkanas. Šitie keliai yra negailestingi. Kodėl tave uždarė? Ką? Kodėl tave uždarė? Tai mano diena nebepakartojama. Čia labai mano yra apetitas kyla nuo tokių vaizdų. Reiškia, žiūrėk. Toj kris ir antras į tą mėšlą. Oi, kaip gerai. Ko ne Šveicarija. Kur aš esu? Praktiškai niekur. Somebody, hello, how are you? I'm from Lithuania, and you? Sakiau, ne Mėnulį važiuoju, Marse. Ką, paskutiniai pusryčiai.
Šiaip jau ir kaip ir verkti norisi. Kūnas yra totaliai pavargęs. Visą kūną skauda. Tiesą pasakius, tai mielai ties šiandieną viską ir baigčiau, o dar liko 2 dienos. Eitų dar energetinio gertas iš to čia. Krysiu kai kilimas ant žemės.